Lietuvos statybininkų asociacijos organizuotas susitikimas statybos objekte, kuriame įgyvendinami inžineriniai sprendimai iš medžio. Džiaugiuosi, kad apsilankėme įspūdingame statybos projekte Druskininkų autobusų stotis. Gerbiama viceministrė, koks įspūdis? Ar projektas iš tikrųjų vertas komplimentų? Tai iš tikrųjų labai džiugu, kad Lietuvos miestuose atsiranda vis daugiau tokių iniciatyvų, sakyčiau, projektuoti, statyti tokius objektus. Iš kitos pusės mes matom tą teigiamą netgi pokytį, nes pavyzdžiui, girdim visą laiką, kad ką vyriausybė priima, galbūt ne į gerą, ne? Bet čia mes matom, kad priėmėm įstatymą dėl medinės architektūros, kad jos turi atsirasti daugiau negu 50% visuomeniniuose pastatuose. Ir mes matom iš tikrųjų labai gražų architektūrinį kūrinį, kuris yra ne tik druskininkų, pavyzdžiui, viešoji erdvė, bet kaip ir veidas, sakyčiau. Atvažiuoji į Druskininkus ir matai tos vartus į kurortą. Medinės statybos teisės aktai turbūt pastumėjo daugiau statyti iš medžio ir turbūt gal gerai visai. Tai žinoma, mes esam numatę tos pakeitimus, tai konkrečiau gal galėtų pakomentuoti mūsų ekspertai. Džiaugiuosi, kad ir statybos politikos grupės vadovė Asta Rokickienė su mumis. Gerbiama Asta, teisės aktai yra karšta tema statybininkų bendruomeniai. Ką Jūs manote, sakysim, pats statybos proceso įgyvendinimas tokios statybos? Žiemos, ekstremalios situacijos, kaip Jūs galvojate, ar turėtumėm atsižvelgti ir statybininkam galbūt palengvinti tą darbą, kad nereiktų per didelius šalčius, per pūgą dirbti prie tokių konstrukcijų? Kaip Jūs galvojat, sudėtingos konstrukcijos, o jeigu ten per didelį šaltį montuojant, tai didelė tikimybė, kad tas statinys turės daug netikčių, broko. Pastatas tai iš tikrųjų įspūdingas ir konstrukcijos įspūdingos ir netradicinės ir formos konstrukcijų, tai tikrai įspūdį paliko didelį. O kai kalbant apie pačias sąlygas darbo, tai turbūt sudėtinga nuspėti tą orą, nes iš tikrųjų tokių šalnų nedažnai pasitaiko. Ir čia, kaip suprantu, tai buvo susidorota su šituo iššūkiu, nesustojo darbai net šalčiausiamis dienomis. Tai pagirtina iš tikrųjų, o šiaip pokyčiui ir kad būtų statyba kokybiška, tai mes visada atviri. Jeigu yra tikrai poreikis įvertinti ekstremalias sąlygas, tai manyčiau, mes tikrai atviri diskusijai ir galbūt tikrai galėtų būti numatytos atitinkamos darbuotojams saugą užtikrinančios kažkokios tai sąlygos ar priemonės, tai be abejo, manau, galima diskutuoti ir čia ir turbūt ir viceministrė pritars, kad galima. O šiaip kalbant apie pačias konstrukcijas, tai tikrai labai įspūdį padarė ir architekto pasakojimas, kad čia dar net nebuvo teisės aktais įpareigota naudoti tą 50% organinių medžiagų. Bet architektas turbūt įžvelgė ir šiaip visa Europa šneka apie tai, kad reiktų eiti prie vietoje gaminamų medžiagų, naudoti jas statybose, kad jos nebūtų atvežtinės. Tai šioje vietoje tikrai matom puikų pavyzdį, sakė medis jūrės medžio, o jūrės medis medį įima iš Kazlų Rūdos miškų. Tai iš tikrųjų tai puikus pavyzdys, kaip reikia išnaudoti esamus išteklius, esamą potencialą, tai labai tikrai pagirtinas statinys. Ir kalbant šiaip apie pačias konstrukcijas, tai mes numatom ir toliau tą temą dirbti, susižiūrėti, kad statybos produktai būtų suderinti su atitinkamais Europos reglamentais, direktyvom ir patį tą reglamentą organinės statybos ketinam apskritai irgi keisti. Taip, kad statybininkų laukia dar matyti daug medžio konstrukcijų. Gal ne medžio, nes ir reikia vertinti ne tik patį medį, o kiek sunaudojama pačiose statybose tų CO2 emisijų. Tai ar tai bus betonas, ar tai bus medis, nes jeigu medį vežam iš kažkur toliai, jis atitinkamai turi būti apdirbtas, atvežtas, tai tikrai yra nemažesnės tos emisijos. Tai iš tikrųjų racionaliai turbūt viską reiktų vertinti. Tai viešųjų pastatų statyba ir emisijos skaičiuoklės turbūt taps kasdienybė mūsų turbūt. Šiaip tendencija Europoje tokia ir tą įpareigoja ir energinio efektyvumo direktyva. Iki 28 metų visi viešieji pastatai, o nuo 30 visi pastatai turės atitinkamai turėti tą tvarumo dedamąją, kuri matuos tas emisijas. Turim ir būsto prieinamumo politikos ir Mertinas, žiūrėdamas į statybos konstrukcijas, turbūt galvoja, kaip
renovacija skydinė ir aplamai būstas bus greitai statomas, operatyviai ir visi piliečiai bus greitai aprūpinti būstais. Kaip atrodo, man? Jo, objektas tikrai įspūdingas ir, kaip pasakyti, aplinkos ministerija tą iniciatyvą dėl skydinės renovacijos jau ne vienus metus vysto. Buvęs kvietimas turėjo, kaip sakant, irgi didesnę paramą būtent skydiniai renovacijai. Ateityje kvietimai taip pat turės dedamąją didesnę būtent skydiniai renovacijai. Šiuo metu turime 6 pilotinius projektus skydinės renovacijos. Viename jau montuojamos yra skydo konstrukcijos, moduliai tie vadinami. Tai tikimės, kad tie pilotiniai projektai parodys ir klaidas, kurias, kaip sakant, galima būtų ir teisės aktų netitikimus pataisyti. Bus gera platforma būtent skydų namų renovacijai. Aš matyčiau ir dėl būsto prieinamumo temos galimybę vystyti municipalinį būstą, būtent medinį. Galbūt regionuose, kur nereikia didelių pastatų, galima būtų pastatyti iš medinių konstrukcijų pastatus. Tai greitis, kokybė ir sutaupyti pinigai. CO2 emisija mažesnė. Ir Darna su gamta, Taip, sakyčiau. taip. Jo, viceministrė, turim generalinį rangovą, statybos generalinis direktorius Virginijus Almanaitis. Patarkit jam, iš kur gauti auksarankių žmonių, kurie sugebėtų tokias sudėtingas konstrukcijas sumontuoti. Virgi, gal atskleisi paslaptį, mes kaip socialiniai partneriai turbūt sprendžiam daug iššūkių ir sukam galvą, iš kur gauti tų žmonių, iš kur gauti išteklių, mokėti jiem atlygį didelį. Kaip jūs šičia įsisukote, dirbate 2 pamainom, labai sudėtingos konstrukcijos, architektūra sudėtinga, kaip sprendėte? Ačiū asociacijai, kadangi statinys statomas ne tik fizinė jėga, reikia darbo jėgos, bet reikia ir inžinierių. Ir čia Lietuvos statybininkų asociacija daro tikrai didelį darbą, kadangi bendruomenė yra susitelkusi į inžinierių profesiją. Ir šią savaitę mes turime inžinierių savaitę, kur patys kolegos, kad ir matot, turėtumėm dirbti nenutrūkstamai objekte, skiriam savo laiko, važiuojam į mokyklas, aplankėm Varėnos gimnaziją, skaitėm paskaitas, kad šiuolaikinė statyba jinai yra tikrai moderni, tvarkinga statybos aikštelė ir šiuo metu randame statybos aikštelė į Druskininkuose. Mes esame atviri, kviečiam tiek profesinio rengimo centro mokinius, tiek universiteto studentus arba mokyklos mokinius apsilankyti čia ir mes traukiam, kad tie specialistai gimtų mūsų šalies piliečiai. Taip, tikriausia dėl gimstamumo arba tempo statyboje mes turėtumėm pasikviesti gal ir trečiųjų šalių asmenų, bet vis dėlto dedam prioritetą, inžinierius turėtų būti mūsų pilietis, mūsų universitetą pabaigęs ir sakyčiau, kad tai tikrai dar kartą ačiū asociacijai, kad mes kreipiam dėmesį ir būtent šitie metai, praeiti metai, renkam bendruomenę, kad jinai būtų didesnė asociacijoje, kad galėtumėm daugiau ragyti universitetus ir mokyklas, kad kreiptų į inžinerinę profesiją. Ne tik statybo inžinierius bus naudingas, gamykloje jis bus naudingas ir kitose profesijose, toj pačioj ministerijoje, sprendžiant sutarties projektus, projekto apimtis ir panašiai. Labai džiaugiuosi, kad statybininko asociacijos kvietimas nenuėjo veltui, kad prisijungė ir ministerijos vadovai, atstovai atitinkamų departamentų ir labai svarbu, kad teisės aktai būtų kuriami ne tik tai prie stalo, kad bendraujant su rangovais, architektais, konstruktoriais, matant iš tikrųjų visą visumą, kokie poreikiai yra realiai gamyboje, statyboje ir ko gero man pačiam kaip žmogui, kaip piliečiui viduj pasididžiavimas, kad turime labai kūrybingus architektus, labai ekspertiškus inžinierius, statybininkus ir galvoju, kad turime visai neblogą komandą ministerijos, kuri padės mums teisės aktais paremti tą pažangą statybos sektorijoje. Tai ačiū labai, kad sudalyvavom, Virgi, ačiū pačiam, kad priėmė į šitą projektą pasižiūrėti, susipažinti. Ačiū labai. Ačiū kolegos. Ačiū Jums. Dėkui.